Sveiki, už lango žiema, todėl šiandien nusprendžiau užsiimti garažo projektais. Šiandienos planas yra vietoj šito valties suoliuko pasigaminti patogią, besisukiojančią kėdę šitai valtelį. Tai tam man reikės pasigaminti platformą tokią vietoj šito suoliuko, kuri bus, ir pasidaryti ant viršaus kėdę su sukiojimas mechanizmu. Visas prekes aš atsisiunčiau iš Temu. Su Temu tokį turiu bendradarbiavimo projektą, gaunu iš jų prekes ir plus jie žada, kad duos didelės nuolaidas jums įsigyti šitas prekes, bet jeigu tik tai esate nauji Temu vartotojai. Tai apie viską papasakosiu dar, bet pradžiai noriu parodyti, kokius produktus užsisakiau. Tai va tokia faina kėdutė, iš tikrųjų kokybiška. Viskas tvarkingai lankstosi, angos geros, nežinau, produktas man labai patinka, aišku, reikia bandyti, žiūrėti, kaip jinai per laiką laikys, bet kol kas žiauriai patenkintas šituo pirkiniu, tai čia toks kaip ir pagrindinis daiktas. Toliau nusipirkau sukiojimosi mechanizmą, kurį man reikės čia tvirtinti prie kėdės. Ir čia padariau pirmą klaidą, ar nežinau, ne tai, kad padariau klaidą, tiesiog ne viskas gerai prašyta, paskimus kartais būna. Ir angos šitai kėdei vos netinka. Sukiojimas mechanizmas labai fainas, metalas, guoliai, metaliniai matosi, viskas gražiai veikia, kokybiška. Tai nežinau, kažkas gal panaudosit ant kitų kėdžių, bet reikia žiūrėti išmatavimus. Plus aš planuoju daryti kėdę tokią, kad galėčiau naudoti tiek guminį valtį, tiek plastikiniai, tai aš parodysiu, kokį aš sukiojimas mechanizmą naudosiu. Toliau prireiks to suoliuko gamybai štai tokių kampukų, nežinau, jie turi gal pavadinimą kažkokią. Jie naudojami turbūt lentynom pagrinde prie sienos pritvirtinti. Gražiai užsidaro, atsidaro. Tai man bus labai naudingas šitas daiktas, kad mano suoliukas susilankstytų, nes galima nusipirkti tos kampukus, nežinau kaip jis pavadinti, ant ko ta kėdė tvirtinasi, jau pagamintus, bet aš niekur neradau, kad jie susilankstytų ir patogiai transportuotųsi. Tai viską pamatysit vėliau, bet kokiu atveju daiktas irgi kokybiškas, nėra jokių liuftų, nieks nejuda, tvarkingai veikia, šituo aš irgi labai patenkintas. Ir paskutinis dalykas yra toks jau gal ne visai privalomas, bet man labai pravers, tai yra ant kėdės tentukas toksai nedidelis, nuo lietaus, kad jeigu transportuojant ar paliekant kėdę valtyje, turėtų būti labai faina. Tai irgi šitą išbandysim, pasižiūrėsim. Ko man dar reikės, tai tik tai jūrinės plokštės. Iš tikrųjų galima naudoti bet kokią fanerą. Aš naudosiu jūrinę plokštę, ją galima irgi ten nusipirkti senukose ar kitose parduotuvėse, nes jinai yra atspari vandeniui ir tokiam sunkesnėm oro sąlygom. Tai tiesa, dar reikės va štai tokių laikiklių į valties, kur įvažiuoja tą sijonėlį, kaip ir suoliukas, kur tvirtinasi. Aš juos paėmiau iš mano valties, jie buvo pritvirtinti apačioje prie transo. Neįsivaizduoju, jie turbūt ir yra kaip atsarginiai. Aš juos ne per seniausiai net pamačiau, kad jie ten yra ir nelabai supratau, kodėl jie ten yra. Nu tai suvedžiau, kad čia galbūt atsarginiai. Išsukau varžtus iš transo, ten liko skylės. Tai skylės turbūt reiks kokiais klijais užpilti, kad tenais nepūtų ir vanduo nepatektų. O šiaip naudosiu šitos dalykėlius ir viską jums parodysiu. Dabar keliaujam ruoštis jūrinės plokštės. Nusipirkau tokį ilgą lakštą jūrinės plokštės, plotis man kaip tik tinka. Ir man reikės 2 gabaliuko po 35 cm ir 1 gabaliuko 4 cm. Tai paprasčiausiai susipjaustų pagal išmatavimus. Išmatavimus aš kažkur rašysiu, kad jūs turėtumėt. Apie juos pašnekėsim šiek tiek vėliau, nes kiekvienai valčiai jie gali skirtis ar kiekvienai kėdei. Susipjaušius dar nušlifuosiu kraštus, kad būtų švelnesni kraštai, ne aštrus
nesibadytų. Na ir dar reikėtų iš tikrųjų nudažyti tos kraštelius, kad jie irgi būtų apsaugoti nuo drėgmės, bet dabar yra žiema, taigi padarysiu tai vėliau, manau, susirinksiu dabar visą mechanizmą, o nudažymą padarysiu vėliau. Tai ką, turim plokštės. Iš plokščių mes darysim tokį, kaip sakiau, kampuką. Va tokį. Op. Kaip čia, nežinau, ar matosi. Op. Ir ant viršaus statysis kėdutė. O sukiojimui mechanizmui aš naudosiu štai tokius dalykus. Va čia jisai tvirtinasi ant kėdės, šitas ant suoliuko ir visą tai sukosi. Čia yra plastikas, tai tikrai nėra taip gerai kaip ant to metalinio su guoliais, bet jo pliusas yra tame, kad jisai nusiema, vienas nuo kito, jie nusiema. Tiesa, nusiema labai sunkiai, nelabai patinka man kol kas šitas mechanizmas, bet gal prasivaikščias. Štai nusiema ir aš turiu du šitos pagrindus, kuriuos dėsiu ant dviejų valčių. Ant vienos, ant kitos ir galėsiu takėti nusiminėti ir užsidedinėti, kur man patinka. Taip, tai toliau bandom susukti šitą kampuką. Čia truputį sudėtingiau, nes neprieina suktukas šitoje vietoje. Bandau pasidaryti skylutes. Ir prisukinėsiu su suktuvo. Nėra čia didelių problemų dėl to.
Na ką, bandysim uždėti naują gaminį. Reikalas tas, kad biškutį per platų Reikalas tas, kad biškutį per platų turbūt aš padariau, nes man sunku čia uždėti dabar. Įmanoma vis dar. Bet reikėjo gal siauresnį padaryti. Arba reikia pakeisti vietą šito pačio to įvažiavimo. Tai va, pasistato tokia platforma ir ant viršaus statysis kėdutė. Dabar jinai biškutį prikilo šitoj pusėje labiau, man atrodo. Bet aš dariau su mintim, kad kai bus ant vandens, truputį suoliukų pasispaus. Tai aš tikiuosi, kad bus kaip tik aukštis. Tai va tas aukštis, šitos plokštės dydis priklauso nuo jūsų valties, nes ne visur vienodai yra tos, nežinau, kaip čia pavadinti, tai yra žuvėliai padaryti. Tai gali trumpinti arba ilginti, kur prekyboje yra tokios platformos, tai jos reguliuojasi kojos dažniausiai, bet jos, aš neradau, kad jos susilankstytų transportavimui tai patogiai. Tai va, dabar imam kėdę ir bandom surasti jai padėtį. O padėtį reikia žiūrėti dėl to, kad kai sukinėsis, kad jinai nesikabintų niekur. Tai va, žiūriu, kad aš visai čia neblogą padėtį jau ir matau. Turbūt kažką tokio ir darysime. Eik tu savo, kaip patogu. Gerai, tęsim toliau. Nu ką, bandom uždėti. Dar kol kas nelabai moku. Užsidėjo ar ne? Užsidėjo. Nu ką, kėdutė žiauriai patogi, faina. Kaip sakiau, reikės tik tais aukštį šitos kojas pasireguliuoti, jeigu ant vandens gali būti, kad, sakau, tas dugnas šiek tiek nusileis ir bus idealiai, o galbūt biškutį reikės pasitrumpinti, nes dabar aš atgal šiek tiek virstu. Nu, bet jaučiasi, kad žiauriai patogu. Kėdutė man labai patinka, beje, prekės, primenu, yra iš Temu pirktos, kiniečiai žada man, kad padarys didelės nuolaidas, kas spaus nuorodas ir bus nauji vartotojai. Tai turėtų būti didelės nuolaidos būtent šitom prekiam. Aš paliksiu nuorodas aprašymuose, taip pat QR kodą uždedu ant vaizdo, kad galėtumėte iš karto atsisiųsti appsą. Bet kokiu atveju, bet net ir be nuolaidos, tos prekės tikrai vertos dėmesio. Kaip naudosis, aišku, aš jums pasakysiu vėliau. Čia užsideda, nusilenkia ir va, užsideda idealiai. Šitas daiktas yra labai gerai. Dar yra toksai diržas, tai va čia prasikiša. Ir užsiveržia viskas, užsisega. Nu, aš čia dar nepasiruošęs, bet principą supratot, kad taip užsidaro ir viskas. Reikia pažiūrėti, ar vandens tik tai nepraleidžia.
O šiaip daiktas geras. Čia ta medžiaga panašu, kad jinai nepralaidi vandenį turėtų būti. Tuo, man atrodo, aš vandens turiu, išbandysim. Panašu, kad laikosi vanduo. Nežinau, matos, nesimato. Biškį palaikysiu, pažiūrėsiu, ar neprasigeria. Ne, neprasigeria. Turėtų būti geras daiktas. Tai projektas, manau, pavyko. Susimatysim gal ant vandens. Iki.